Lyga, kurią remia Autosport Vilniaus ekranuose, 11 turas tarp Panevėžio ekrano ir Vilniaus rajono Transliuos B ekipų. Jau abi komandos žengia į aikštę. Tad labai dėkoju, jog susirinkote stebėti šios rungtynes. Tai, kaip minėjau, tai yra 11 turą rungtynė link Mendešo Vazo. Visgi Sengoku pratęsė ataką ir labai arti buvo. Jiem yra 20 metų. Čia. Ir yra pirmas įvartis, krenta pirmas įvartis. Panašu į Aronas Šlikas. Pasiuntė kamuolį į... Taip, pasižiūrėjau. Pakartojimą dėja neturiu galimybės pamatyti su jumis pakartojimą. Ir čia krenta antrasis įvartis. Šį kartą Karolis Skuodis yra tikslus ir jau po 9 minučių turime 2 įvarčius. Karolis Skuodis bei 4-5. Puikis, tikrai gera situacija. Ir trečiasis jau įvartis. Edvinas Puikis. Susigrąžina kamuolį Transliuos B. Ui, čia labai skaudžiai. Ir čia gali būti ir geltona, jeigu net ne raudona kortelė. Ir taip, raudona kortelė yra. Rodoma atvirą koją rėžia. Panašu, jog čia Puikis. Bėga į ataką. Prabėga Tamaševičiui. Liubinui. O čia labai gerai išnyra Edvinas Puikis. Ir gali užtampuoti ketvirtąjį šimtinį vartą ir padaro. Ir Edvinas Puikis. Tad kyla per vieną poziciją ekraniečiai. Aplenkė Šiaulius B. Įvarčius pelnė. Tai 2 įvarčius pelnė Edvinas Puikis. Po vieną perdėjo Aronas Šlikas bei Karolis Skuodis. Taip pat raudoną kortelę užsidirbo Transliuos B komandos krašto gynėjas Ivanas Bicharas.